O žinot, aš vis dėlto, turbūt ir taip gal aišku, bet aš vis vien noriu suprasti. Bet tarp mūsų yra vienas kolega, kuriam kažkodėl neatrodo, kad Rusija kelia Lietuvai grėsmę. Tai jeigu vis tik tai Rusija savo sekančiame imperinės plėtros etape užpuls Lietuvą, ar jūs su jais prekiausite, ar jūs jausitės Rusijos piliečių? Tai tik tiek noriu pasitikrinti. Ja. Kadangi klausimas ir atsakymas būtent toksai buvo. To labiau, kad mes susižvalgėme. Tai atsakymas labai paprastas. Be abejo, Rusijos piliečių niekada aš nebūsiu, nes aš Lietuvos pilietis ir gimiau Lietuvoje. Tai vienas. Antras, kariaujančios pusės neprekiauja. Tai štai, jeigu mes... Bet sakėt, jeigu prekiausim, tai nekariausim, o pas mus dar yra tokių kruvinų prekiautojų. Aš ir dar kartą sakau, kariaujančios pusės neprekiauja. Bet nėra visai tiesa, dėl to, kad Rusija su Ukraina iki karo labai netgi prekiavo. Tai kaip čia taip atsitiko? Ekonominė nauda yra abipusė ir Ukrainos, ir Rusijos. Ypač tranzito dujų. Taip, bet jūs pats prieštaraujate. Bet yra dar vienas dalykas, ten karo nėra, ten karinis konfliktas, jeigu pagal tarptautinę teisę. Taip, tai vienas. Visiškai teisingai, tai eikim pasimokykim tarptautinės teisės. Yra karinis konfliktas, bet nei viena iš šalių nepripažino, kad tai yra karas. Nei vienas viens kitam nepaskelbė karo. Aš turiu jums tokį klausimą, labai žmogišką. Galiu užduoti klausimą. Jūs Ukrainoje turit giminių? Ne, neturiu. O aš turiu. Ir man sesė kasdien rašo, kaip jie eina nuo raketų slėptis. Taip, kad tiesiog norėjau pasakyti. Tai teisinio vertinimo. Žinoma, galim teisinį vertinimą, aš žmogišką pasakiau. Gerai, kas nors norit reaguoti? Prašau. Klausimą galime. Ta tema. Gerai, klausimą. Prašau. Ričardai, vis tik noriu paklausti, kieno Krymas? Labai geras provokacinis klausimas iš esmės. Krymas šiandien, jeigu mes žiūrėsime pagal faktą, yra rusų, pagal teisę yra dar Ukrainos. Bet dar Ukrainos pagal teisę. Tačiau priklausomai nuo to, kaip baigsis karas, faktiškai ir teisiškai Ukraina gali turėti teisę į Krymą. Ir faktiškai turės Krymą, bet tik tai tuo atveju, jeigu jinai laimės. Štai jums yra atsakymas. Gerai.